Ištrauka iš romano Vedama tamsos 3 skyriaus. Pirmoje juostoje eismas buvo perpus lėtesnis ir lenkti automobilius teko vėžlio žingsniu. Tad vos judėdama priartėjo prie automobilio, ant kurio vairuotojo durelių puikavosi Temidės atvaizdas. Teisingumo deivė užrištomis akimis, vienoje rankoje laikanti kalaviją, kitoje svarstykles, ant kurių svertuvų buvo po perkirsto obuolio puselę. Viršuje užrašas La Oficina del Abogado Carlos Manzano. Nuleidusi žvilgsnį po reklamą, pamatė lietuvių kalba pirštų išvedžiotų žodžius. Obuolys nuo obels. Antarina susijuokė, nusprendusi, kad tautietis pajokavo, išvertęs pavardę Manzano, kuri lietuvių kalba reiškia obuolį. Visiškai užsikimšus eismui, kai nejudėdama prastovėjo geras 10 minučių, neatsispyrė 4 reklamos šauktukams. Juk nieko nepraras, o gal tie lietuviški žodžiai ženklas iš viršaus ir ji turės kuo pakeisti apsukrųjį ir ne visada patikimą teisininką. Surinkusi nurodyto automobilio skaičius išgirdo mandagų Hola, dígame, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Klausdama dėl vizito galimybės, anoje pusėje delnų pridengto ragelio išgirdo lietuviškai šnabždant Palauk, čia klientė. Tuomet pamėgino perklausti gimtąją kalbą, ar galėtų tikėtis konsultacijos, ir jai buvo atsakyta lietuviškai. Pasisakė gyvenanti Roketas de Mar priemiestyje ir išgirdusi, kad advokato kontora įsikūrusi Madride, taigi už pusės 1000 kilometrų, Antarina pajokavo, jog jeigu teisininkas sėdi šalia riedančiame automobilyje, jie galėtų pasikalbėti atvėrę langus. Palaukusi kelias sekundės ir neišgirdusi nė žodžio, jau ketino išjungti pokalbį, kai išgirdo palaukite, tik nepadėkite ragelio, jūs kur? Už vizitą nereikės mokėti. Pasirodo priešais Antariną stovėjo pavogtas Otilijos vyro automobilis, apie kurį buvo pranešta policijai vos prieš 4 valandos. Tokia jų pažintis. Otilija puikiai pažinojo vietovę, kurioje gyveno Antarina, kadangi jos dabartinė karjera prasidėjo būtent čia, bare El Galeon, kai savininkas pasigailėjo 16-metės, kurios motina paniro į Svaigalų pelkę. Mergina neatsisakė pasiūlyto darbo. 2 metus nelegaliai sukiojosi nešiodama užkandžius ir gėrimus biliardo ir stalo futbolo žaidėjams. Vietiniams nebuvo paslaptis, kad pirmieji jos motinos žingsniai į Liūną prasidėjo šalia esančioje Plaza Roja. Taip senieji gyventojai vadino vidinį kiemą, kuriame sukiojasi rusaitės, medžiojančios ispanus nakčiai, o idealiu atveju santuokai. Menkas kelių žibintų apšvietimas, staleliai, prie kurių paprastai niekas neužkandžiavo, tik mėgavosi gėrimais. Ten Otilijos gimdytojai nepavyko ant liemenėlės kabliuko pagauti riebesnio kąsnio. Tačiau mergina šią idėją nešiojasi nelyg vertingą galimybę. Supratusi motinos klaidas, vengė svaigalų ir nepraėjus ne pusmečiui ant tobulo kūno jauko užkibo 70-metis advokatas Carlos Manzano Sančes. Santuoka truko vos 3 mėnesius. Teisininkas mirė nuo infarkto. Tuomet pašėlusi Otilija stvėrė į glėbį jo sūnų. Taip pamotei tapus sutuoktinė, toliau įgyvendino sumanytą projektą Rami Otilijos ateitis. Prasidėjo įvairiausių veiklų ir bandymų maratonas, kavinė, buitinės technikos remontas, nekilnojamo turto nuoma ir pardavimas, kol galiausiai prieš 3 metus įkūnijo savo ambicingą siekį, įkūrė mados dizaino studiją pačiame Madrido centre. Nors jos troškimams išsipildyti didžiausią įtaką turėjo vyro pažintys ir piniginė, ji dėl to galvos nekvaršino. Antarinai sakė, nesigilinanti į Karloso verslo reikalus. Žinoma, niekur nedingsi nuo nugirstų frazių. Šokolado plokštelės 100 gramų 170 eurų, kupranugariai ar net tiesiai šviesiai, narkotikų prekeiviai. Kiekvienas gyvenime turi savo tikslų. Otilija neprieštaravo pelningiems teisininko užsiėmimams, juk jie užtikrino sočią rytdieną. Antarina matė draugę paskutinį kartą, kai galutinai apsisprendusi grįžti tėvišken, surengė atsisveikinimo vakarėlį. Pobūvio metu ji nepastebėjo nieko, kas keltų nerimą.
Otilija linksminosi, plepėjo su svečiais, derino atostogos su kelionių agentūros savininkė, kuri antarinai ir surado Lietuvoje butą nuomai. Į tėviškę, atsikabenusi tik krepšį su reikalingiausiais daiktais, ji iškart pranešė draugiai, kad pavyko sklandžiai įsikurti. Todėl šie jau gali persiųsti užgyventą turtą per krovinių vežėjus. O pati tą pačią dieną išėjo pasivaikščioti po Kauno gatves. Tikėdamasi, kad čia pavyks pabėgti nuo visą atsekančių iš paskos prisiminimų ir jį vėl atras tikėjimą nežinia kelinta nauja pradžia. Ji ėjo kiemais ir gatvėmis, dairėsi į parduotuvių vitrinas ir žmonių veidus, tarsi instinktyviai ieškodama, kas padėtų išpirkti praėjusio gyvenimo kaltes. Nė nepajuto, kaip atsidūrė prie didelės aikštės, į kurią žmonės nešė maišus drabužių, vaistinėlių ir maisto. O jau kitą rytą įsisuko į humanitarinę veiklą. Visą pasaulį sukrėtęs karas Ukrainoje nepaliko abejingų. Jau pirmą savanorystės dieną susipažinusi su aktyvistais ir pamačiusi prie vilkikų vykstantį chaosą, drąsiai ėmė organizuoti. Nepailsdama sukosi tarp dėžių, maišų ir klijuojamų ant automobilių kryžių. Tai praskriejo 2 savaitės. O darbams pajudėjus sklandžiau, nusprendė dieną atsikvėpti. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.